Inžinerija ir mokslas bei studijos neturi sienų. Puikus to pavyzdys studijų programos inovatyvūs sprendimai geomatikoje absolventas Mina Adel Shokri Fahim. It's easy to be successful and promising if you are engaged on the activities that you really like. Absolventui mokytis patiko, todėl Mina nusprendė tęsti mokslus doktorantūroje. Mina pasinėrė į akademinę veiklą. Nuo novatoriškų tyrimų ir sudėtingų 3D modelių kūrimo iki nuotolinio stebėjimo niuansų, tyrinėjimo ir pristatymo įvairiose konferencijose. It's fun to remember, like in my first days here in Lithuania, I misused ačiū instead of labas. The locals was so confused because I'm always saying to them like ačiū, ačiū, ačiū. Nepaisant to, kad šiam egiptiečiui lietuviškos žiemos atrodo kiek per šaltos, vertindamas savo veiklą, darbą ir perspektyvas, Mina yra rimtai nusiteikęs savo šaknis ir toliau leisti čia, Lietuvoje. Kodėl rekomenduotum pasirinkti studijų programą inovatyvūs sprendimai geomatikoje? They are top-notch. They are not only experts in their fields. Their enthusiasm for teaching has made a significant impact on my life.